išnešiojo ir pagimdo vaikelius. Nes dažniausiai visur kitur būna, kad vaikelius išnešioja ir pagimdo moterys, patelės. Tai čia labai įdomu, jūrų arkliukai tėvai tą daro. Kaip čia? Ne tėvai, o patinėliai tą daro. Aš šitą faktą nežinojau. Parašyk į komentarus, ar tu žinojai. Kivių kiaušiniai. Kivis deda kiaušinį, kuris sudaro net iki 20% pačio paukščio kūno masės. Irgi įdomiai. Man labai dabar įdomu, kaip atrodo tas kivis paukštis. Tai jie atrodo štai taip. Štai taip yra ir mielų baltų, ir yra rudų, ir yra tokių į tamsiai juodą gal spalvą. Ir rudi, bet tokie mėly tie balti. Tai va, tai apie juos, ką mes sužinojom, tai va, čia yra. Čia turbūt jo, vat viduj yra tas kiaušinis, kaip jisai atrodo, sako, deda tokius, kur 20% sudaro jo kūno masės, tai vat gal čia tas kiaušinis tokio dydžio, turbūt, aš kaip įsivaizduoju, nes jie tokie va apvalučiai, tai gali būt, kad čia ir būtų tas kiaušinis, ar ne? Čia tik mano spėjimas, bet pagal viską taip atrodo. Irgi labai įdomus faktas, net nežinau šito. Katės neturi receptorių, leidžiančių pajusti saldų skonį. Rimtai. Wow, nežinau šito dalyko. Bet to aš čia klausiau faktų dirbtinio intelekto Gemini. Varlės mirksi prarėjusios maistą, nes jų akių obuoliai padeda įstumti maistą gilyn į gerklę. Kaip taip? Wow, čia tikrai įdomu. Čia tikrai kažkas įdomaus. Vombatų. Nežinau, kas tie vombatai. Australijos gyvūno vombato išmatos yra kubo formos. Taip jos nurieda ne taip lengvai ir žymi teritoriją. Einam pasižiūrėt, kas yra tas vombatas. Jie atrodo štai taip. Labai mielai iš tiesų atrodo. Pasižiūrėkit, kaip mielai jie atrodo. Bet kad jie deda, va, ir jau kaip tik išmatos yra, va, parodytos kubo formos. Tokios, va, kaip akmenukai. Čia tikriausiai sukėdėję jau yra, bet įdomus faktas, argi ne? Man labai įdomus faktas. Drambliai geba bendrauti per žemės vibracijas, kurias jaučia savo pėdomis kelių kilometrų atstumu, net kelių kilometrų atstumu. Wow, kaip įdomu. Bizonų bandos sprendžia, kur judėti toliau, balsuodamos. Dauguma gyvūnų atsisuka į norimą pusę. Geras, kaip įdomu. Wow, tikrai. Na ir paskutinis faktas apie gyvūnus. Nesuprantu pirmo žodžio. Siemoje žemėje yra daugiau medžių nei paukščių. Take žvaigždžių. Siemoje žemėje. Ką reiškia siemoje žemėje? Bet rykliai yra senesni už pačius medžius. Nelabai supratau šito fakto. Žinot, kaip būna dirbtinis intelektas kažką labai įdomiai ir keistai parašo. Medžius. Nu gerai, sakykime, žemėje yra daugiau medžių nei paukščių.
prisitaiko prie muzikos, kurios klausaisi. Šitas faktas man yra pirmą kartą girdimas, bet aš visiškai tą suprantu, nes, pavyzdžiui, man per tuos tokius koncertus aš pati jaučiu, kad man širdis kažkaip kitaip plaka, kai būna tie tokie labai stiprus dažniai. Tai su šitu faktu viskas dabar paaiškėja, nes mano mamai taip pat būna irgi jaučiasi per širdį koncertuose, kur būna tie tokie labai stiprus dažniai muzikos. Tai viskas aišku kodėl, nes širdies plakimo ritmas nesąmoningai prisitaiko prie muzikos, kurios klausaisi. Pirštų antspaudai ir liežuvis. Faktas susijęs apie pirštų antspaudus ir liežuvį. Kiekvienas žmogus turi unikalų ne tik pirštų, bet ir liežuvio antspaudą. Tikriausiai žinot, vat mes turim telefonus, čia yra pas mane, kur reikia paspausti piršto antspaudą. Bet taip pat ir per filmus matot, kur reikia pažymėti irgi pirštą, kad įeitum į ten kokią laboratoriją arba nuskaito akį ir tenai irgi įleidžia, bet sako, vat, kad ir liežuvis taip pat turi unikalų antspaudą. Ištempus visas suaugusio žmogaus kraujagysles į vieną liniją, ją būtų galima apjuosti žemę daugiau nei 2 kartus. Vau, kiek pas mus reiškia yra tų kraujagyslių ir kiek jų daug ir kokios jos ilgos bendrai sudėjus, nes galima reiškia žemė tokia didelė, bet sudėjus vieno žmogaus visas kraujagyslės į vieną liniją, tą vieną liniją būtų galima apjuosti žemę daugiau nei 2 kartus. Čia yra tokie įdomus faktai. Aš nežinau daugumą šitų faktų. Žmogus be miego išgyventų trumpiau nei be maisto. O, vau. Matot, kiek reiškia svarbus yra žmogui miegas. Taip kad jeigu jau jaučiate mieguistumą, galit padėti. Leidžiu, išjunkit šitą video, padėkit telefoną į šalį ir eikit miegoti, nes miegas yra labai svarbus. Pabaigsit kitą vakarą žiūrėti šitą video. Žmogus dalijasi apie 50% savo DNR su bananais. Aš paklausiu, ką čia reiškia. Kaip suprasti? Šitą faktą. Tai skamba labai keistai, nes iš pažiūros žmogus ir bananas neturi nieko bendro, tačiau šis skaičius tampa visiškai logiškas, kai supranti, kaip veikia gyvybė ląstelių lygmenyje, kas iš tikrųjų yra DNR. DNR yra tarsi instrukcijų vadovas, kaip sukurti ir palaikyti gyvą organizmą. Tiek žmogus, tiek bananas yra gyvi organizmai sudaryti iš ląstelių. Kad ląstelė galėtų gyventi, ji turi atlikti tas pačias pamatinės funkcijas. Pirma, paversti maistinės medžiagas į energiją, kopijuoti savo DNR ir dalytis skruosteliuose augti, gaminti baltymus ir atsikratyti atliekų, kodėl sutampa net 50%. Tie bendri 50% DNR yra instrukcijos atsakingos būtent už šiuos bazinius pačius elementariausius gyvybės procesus. Visi gyvi organizmai Žemėje turi bendrą praeitį. Evoliucijos pradžioje turėjome tą patį vieną ląstį protėvį, tai, kas veikia gerai, pavyzdžiui, ląstelės kvėpavimo ar baltymų gamybos mechanizmas, gamta tiesiog išsaugojo ir naudojo toliau. Kodėl mes neatrodome kaip bananai? Apie 99% visos mūsų DNR išvis nekoduoja jokių funkcijų arba atlieka tik reguliavimo vaidmenį. Kai mokslininkai sako, kad dalijamės 50% DNR, jie dažniausiai turi omenyje genus, konkrečiai
instrukcijas baltymams gaminti. Bet to svarbu ne tik turėti patį geną, bet ir tai, kaip jis veikia. Pas bananą tam tikras genas gali sakyti, gamink tvirtą ląstelės sienelę, pas žmogų panašios struktūros genas sakys, gamink raumeninį audinį. Taigi 50% DNR sutapimas reiškia ne tai, kad mes esame pusiau bananai, o tai, kad pusė mūsų ląstelinių procesų veikia pagal tą patį principą kaip ir augalų. Tai va, truputėlį paaiškino, nes aš nelabai supratau iš to fakto iš pat pradžių, kaip čia suprasti. Tai va, tai šiek tiek paaiškino daugiau. Žmogaus šlaunikaulis yra stipresnis už betoną, lyginant tokį patį svorio ir tūrio santykį. O, wow. Jeigu įdomu jum, kur yra šlaunikaulis, kaip atrodo šlaunikaulis ir kurioje vietoje jisai yra, tai šiaip esu girdėjus, kad būtent iš šito kaulo, jeigu jisai sulūžta, žmogui labai stipriai skauda, nes yra jisai, vienas iš didžiausių. Tai va, tai čia yra šlaunikaulis, štai čia. Tai va, kaip įdomiai. Yra stipresnis už betoną, lyginant tokį patį svorio ir tūrio santykį. Įsivaizduojat, stipresnis už betoną mūsų kaulas yra. Visi mėlynagių žmonių protėviai kilo iš vieno vienintelio žmogaus gyvenusio prieš 6000 arba 10 000 metų. Wow, įdomu, kodėl tik tai su mėlynomis akimis susijusio žmogaus. Dabar tema kosmosas ir Žemė. Veneroje para trunka ilgiau nei vieni jos metai. Skliausteliuose sukimasis apie savo ašį užtrunka ilgiau nei aplink Saulę. Neptūne ir Urane dėl didelio slėgio ir cheminės sudėties lyja tikrais deimantais. Saulės šviesai prireikia apie 8 minučių ir 20 sekundžių, kad pasiektų Žemę. Apollo astronautai teigia, kad mėnulio dulkės kvepia panašiai kaip panaudotas, nesupratau, parutas. Kas tas parutas? Pasiklausim. Kas tas parutas? Kartais būna ne taip žodį parašo. Parakas. Turiu omeny parakas. Tai dar kartelį perskaitysiu tą. Mėnulio dulkės kvepia panašiai kaip panaudotas parakas. Debesų svoris vidutinis vasariškas kamuolinis debesis sveria apie 500 tonų, tiek pat kiek maždaug 100 dramblių. Wow. Gerai, dabar apie istoriją. Šiaurės pašvaistės garsas. Kažkas bus apie šiaurės pašvaistės garsą. Šiaurės pašvaistė kartais skleidžia tylų, traškantį garsą, kurį galima išgirsti ramioje aplinkoje. Wow, ar esat matę šiaurės pašvaistę? Taip pat galit parašyti komentaruose. Aš nesu mačius, bet jeigu jūs esat matę gyvai, tai labai įdomu. Bet jeigu net nesat matę gyvai, bet jums įdomu, kaip atrodo, tai kartais atrodo štai taip. Taip pat dar gali atrodyti ir taip. Ir vat visaip taip. Ir štai taip. Labai gražu. Labai gražu. Aš dar vieną klausimėlį
gamtos reiškinys atsirandantis susidūrus dalelėms iš kosmoso su Žemės atmosfera. Pagrindiniai pašvaistės ingredientai – Saulės vėjas, įkrautos dalelės, Saulė į kosmosą nuolat spjaudo elektringasias daleles, daugiausiai elektronus ir protonus. Žemės magnetinis laukas, šis laukas veikia kaip skydas, jis nukreipia Saulės daleles link Žemės polių, šiaurės ir pietų. Ir trečias ingredientas – Žemės atmosfera. Atmosferoje esančios dujos, deguonis ir azotas. Tai va, tai yra iš 3 komponentų – Saulės vėjo, Žemės magnetinio lauko ir Žemės atmosferos. Sudaryta šiaurės pašvaistė, labai įdomu. Taip, kur baigiam. Oksfordo universitetas yra senesnis už Actekų imperiją. Kleopatra gyveno laiko atžvilgiu arčiau Mėnulio išsilaipinimo 1969 metais nei didžiųjų Gizos piramidžių statybos. Leonardo da Vinci išrado modernes žirkles, kurias naudojame kasdien. Modernes žirkles, kas turiu meni modernes? Turbūt tas, kurias dabar naudojam. 1932 metais Australijos armija pralaimėjo oficialų karą prieš emu paukščius. Tetris buvo pirmoji vaizdo žaidimo programa išsiųsta ir žaidžiama kosmose. Tetris. Ar žinot, kas yra Tetris? Braškė yra vienintelė uoga, kurios sėklos auga išorėje, o ne viduje. Medus niekada nesugenda. Šitą man mama pasakė jau seniai, bet jeigu dar nežinot, galbūt dabar sužinosit, kad medus niekada nesugenda. Archeologai senovės Egipto kapavietėse rado 3000 metų senumo medaus, kuris vis dar tinkamas valgyti. Net 3000 metų gali laikyti metų. Vanduo, kurį geri šiandien, greičiausiai kažkada pratekėjo pro dinozauro kūną. Buvo šitas faktas pavadintas vandens amžius. Manau, kad dauguma šių faktų man tikrai paliko didelį įspūdį, bet pasidalink komentaruose, kuris iš tų faktų tau paliko didžiausią įspūdį. Ar žinojai daugumą, ar buvo naujų faktų, galbūt kažkokį irgi įdomų faktą irgi nori pasidalinti su mumis. Tai irgi parašyk komentaruose, lauksim tavo fakto. O jeigu dar negirdėjai video apie ASMR, kur skaičiau mokslinius straipsnius, irgi toksai, sakyčiau, edukacinio pobūdžio, gali pasižiūrėti šitą video čia. Ir taip pat, jeigu dar manęs neužprenumeravai, gali padaryti tai. Ačiū tau labai ir galbūt nepraleisi kitų vaizdo įrašų, kuriuos įkelsiu. Ir jeigu nori video be reklamų arba tiesiog papildomų video, kurių nėra YouTube'ai, gali prisijungti į Contribui arba prisijungti prie YouTube narių. Ačiū tau labai, kad žiūrėjai, ramaus miego. Čiau, tikiuosi sužinojai kažką